Sveikinuosi su jumis savo kanale Come Stitches, esu Inga ir šiandien norėčiau padaryti savo siuvinėjimo kryželių procesų inventorizaciją. Dabar kas turi daug siuvinėjimo projektų, tai tiesiog tai yra įdomu gal jiems. Tai pliusai tokie, kad kas daug jų turi, tai visą laiką yra įvairovė, ką siuvinėti žaidimo metu, galima prisijungti prie įvairių projektų, sal pavyzdžiui, dalyvauti. Visą laiką pagal nuotaiką, pagal sezoną gali išsirinkti, niekada nenuobodu. Ir aišku, tai jau galbūt siuvinėtojams su patirtim daugiau tinka, nes jau daug yra darbų pabaigta ir tiesiog norisi galbūt tai tiesiog patirti siuvinėjimo džiaugsmą daugiau proceso metu negu kad kaip rezultatas. Minusas tas, kad tie darbai, kurie dideli, dažnai užsilieka labai ilgai ir siuvinėjami metų metais. Ir nepabaigiami vis niekaip ir liktai ir jų pamesti gaila, bet ir kaip ir nebelieka energijos jiems siuvinėti, nes atsiranda kažkas naujo, kažkas įdomaus, kažkas patraukia akį, skoniai keičiasi. Tai čia vieno atsakymo nėra, kam kas geriau. Aš esu daugiau tų procesų mėgėja, bet tobulas skaičius man būtų iki 10. Tai va, tai šiandien pažiūrėsim mano procesus visus ir pakalbėsime apie planus jiems ir apie skaičius, apie viską. Aišku, jeigu žiūrit mano video, tai tikriausiai nebus naujiena, tad tiesiog pradėkim. Naudosiu savo užrašinę, ten pakeičiau kai kur procentus, kai kur skaičius, parašiau kiek liko informaciją ir staigiai susakysiu visus procesus. Tai pradėtas 21 metais, Golden Fleece lietaus aura, viso 50 000 kryželių, yra 58 solidai, 5 blendai, siuvinėjimas ant 16 kanvos, siūlais Madeira ir čia liko 33 564 kryželiai. Per 25 metus išsiuvinėjau 1324. Tai nutariau jau paimti jį vienu iš tokių pagrindinių pabaigimų šiais metams, padalinau visą sumą ir pabandysiu baigti gruodį, žiūrėsim kaip bus, nes procesas gan lengvas, nėra toksai, nėra labai sudėtingas, tai netgi galima kelionę jį pasimti. Tai va, tai siuvinėsiu ir žiūrėsim kaip seksis. Sekantis pradėtukas, Nadimos persikai ir nasturtos ir vynogės, yra 33% šiuo metu išsiuvinėta, 34 atsiprašau, viso 488 kryželiai, 48 solidai, 95 blendai net, 16 kanva, siūlai DMC ir liko čia man išsiuvinėti 108 737 kryželiai. Per 25 metus tik išsiuvinėjau 5286, tai labai mažai palyginus ir reikia tikrai kažkaip sugalvoti. Aš vis dar jo kažkaip nesiuvinėjau reguliariai, nes dideli darbai mėgsta daug kryželių. Tai, nes jie kitaip jiem ten nepasiseks būti išsiuvinėtėm, taip ir liks kažkur kyboti, nepabaigti. Tai va, jeigu noriu aš matyti šitą pabaigtą darbą, reikia arba po siūlą, nes jau nebeina jisai man, arba po 100 kryželių per dieną, arba po 1000 per savaitę, reikia kažkaip prisiversti. Tas yra nepatogu, nes šiuo metu siuvinėju ant nurgę dėklo, ant nurgę stovo tokio, kur ant stalo pasistato ir šitas rėmas ten netelpa ir nelabai patogu siuvinėti, tai tiesiog jį laikyčiau ant rankų ir tai toks yra minusas. Na ką, keliaujam toliau, planuoju šiais metais, aišku, ką planuoju, tai pasiuvinėti ant jo, pridėti kažkiek, kad užsidengtų visas dešinysis šonas, o tiek. Taip.
Tai ką, keliaujam toliau. Sekantis darbas yra Lukas rudens peizažas. Viso yra 96 200 kryželių, 36 solidai, nėra blendų, 16 kanva, siūlai Anchor ir ką, liko siuvinėti 92 232. Išsiuvinėta šiuo metu 4 procentai ir per 25 metus gėda prisipažinti, išsiuvinėjau tik 1114. Tai čia netvarka. Manau, kad reikės imti šitą darbą pagrindinių procesų po to, kai prasidės aura. Ir nemažai pasiuvinėti rudenį, rugpjūčio mėnesį taip pat. Labai gražus malūnas, daug kas išsiuvinėjęs, gražus siūlai ir kokybiški. Puikus peizažas, lengvai siuvinėjasi, galima didelės normas padaryti. Na, nieko negaliu jam prikišti. Labiausiai laukiu, kaip siuvinėsiu šitą patį malūną. Tai va. Na ką, sekantis procesas. Sekantis procesas tai būtų Mirabilia Madonna of the Garden, pradėtas 24 metų lapkritį. Šiuo metu yra išsiuvinėta 12 procentų. Atrodo taip, viso yra 36 000 kryželių, 50 solidų, 5 blendai ir 5 spalvos karoliukų, siuvinėjo ant žalio murano, DMC siūlais, yra ir biesų, ir kryželių, ir petitų, ir karoliukų, ir visko. Tai liko 31 881 kryželis ir gėda irgi prisipažinti, 25 išsiuvinėta tik tai 1900 kryželių. Medžiaga puikiai, labai patinka siuvinėti ir tiesiog reikia tai daryti, reikia įsivesti į rotaciją ir siuvinėti jį. Nelabai gal aš religingo tokio motyvo čia fanė, tai tiesiog man labai patiko spalvos ir obuoliai ir tasai rėmas. Aišku, ir kūdikio mamos meilė čia atsispindi, na, tų nimbų, nežinau, ar siuvinėsiu aš juos. Tai va, tai tikslas būtų, jeigu nepabaigti, tai labai neblogai pasistumėti su šiuo procesu. Na ką, keliaujam prie sekančio. Kitas mano mylimas procesas yra Animal Sampler, Lukas firmos. Išsiuvinėta 33 procentai, viso yra 23 201 kryželis, liko apie 15 000, čia yra 57 solidai, siūlai Anchor ir dramblio kaulo spalvos terminas. Ir pradžia buvo 25 metų kovo. Per 25 metus išsiuvinėjau tik 5301 kryželį. Tai labai gaila ir šiais metais jis yra vienas iš mano pagrindinių procesų su tikslu pabaigti. Ir būtinai šio tikslo sieksiu ir tikiuosi, kad arba labai stipriai pasistumėsiu, arba ir galbūt ir pabaigsiu. Tai priklausomai nuo to, kiek darbų turėsiu siuvinėti. Labai graži lapė, labai įspūdingas vaizdas. Voverė, aišku, dar nepabaigta. Čia buvo mano praeito mėnesio rezultatas. Bet viskas taip, kaip atrodo paveiksliukį, viskas taip atrodo ir ant kanvos, ant Evo. Tai va, tai labai džiaugiuosi, labai gražu, labai patenkinta ir ką, toliau sekantis procesas. Sekantis yra tigras, išsiuvinėtas 11,8 procento. Vėl grįžau prie procesų pradėtų 24 metais. Jis pradėtas 24 metų rugpjūtį, kai aš pamačiau jį, įsigijau ir iš karto pradėjau, net nesusimašiusi, kad ten yra viso 49 419 kryželių. Siuvinėjamas 39 solidais ir Nova Sloboda, kaip sakiau, firma, bet siūlai čia yra Aurora, tai yra tik kryželis ir šiek tiek bieso. Per 25 metus išsiuvinėjau 3306 kryželius ir tai yra labai mažai tokiam dideliam procesui, bet šiais metais jis tikrai netaps pagrindiniu, irgi siuvinėsis, kiek iškris ruletei arba kažkiek pagal įvairias rotacijas, ką sugalvosiu. Tai va, na, tikslas tikrai pajudinti, bet nepabaigti. Leiskit, kad labai sulamdytas ta kanva,
labai susilamdžiusi. Jis jau nuimtas nuo lankelių, nes matyt pritrūkau lankelių. Tai va, toks tas tigras ir keliaujam toliau. Kitas mano pradėtukas yra narcizai, Daffodil Sampler, DMC firmas, Classics. Yra išsiuvinėta 8,25%, pradėtas 25 metų birželį. Viso jame 22 016 kryželių, 30 solidų siūlai DMC ir liko siuvinėti 20 199 kryželiai, siuvinėjo ant gelsvo permino, yra tik tai kryželis ir biesas. Per 25 metus irgi pasiuvinėjau pradėjusi tik 1013 kryželių, nes buvau nustebinta jo sudėtingumo. Tai buvo man toksai siurprizas, netikėtumas ir tiesiog reikia priimti kaip duotybę, kad ne visi primityvūs procesai yra iš tikrųjų lengvi. Tai va, tai buvo man toks nustebimas. Na, narcizai yra gražus, pavasarinis procesas ir tikrai dar bus pajudinti. Ir šiais metais tikriausiai nepabaigsiu, bet siuvinėsiu visą laiką iki kokio rugpjūčio. Po to žiūrėsim, tada kaip tik iškris ruletį. Keliaujam toliau. Sekantis Jermakovos vaizdingas kelias namo, 28,43% siuvinėta. Viso yra 15 770 kryželių, čia yra 40 solidų. Siuvinėjo ant tokio šviesiai žydros lindos DMC siūlais. Pradėtas 25 metų rugsėjį per rudens startus. Ir išsiuvinėjau tuomet viso 3670 kryželių. Planas pabaigti šiais metais. Procesas tikrai labai gražus, jau turiu fanų, mačiau, ir siuvinėsi lengvai ir tiesiog reikia imtis ir siuvinėti. Tai iki rudens, iki rugpjūčio siuvinėsiu, kiek iškris ruletį, o po to žiūrėsim. Tai va, toks procesas ir keliauju toliau. Sekantis procesas irgi rudeninis, mano mylimukas. Halloweeno palangė, Halloween Windowsill, Jermakovos irgi kūrybos, išsiuvinėta 12,7%, viso yra 23 208 kryželiai, 40 solidų 3 blendai, pradžia 25 metų irgi rugsėjo 29, siuvinėjau ant lindos, kurią nusidažiau arbata, DMC siūlais, čia yra kryželis, pusinis ir biesas. Tai va, labiausiai žavi, kad čia yra gražus moliūgai ir labai įdomu siuvinėti, labai daug detalių. Praktiškai aš galėčiau šį darbą pasiimti pagrindiniu. Irgi nuo rugpjūčio, nežinau, ar sugebėsiu šiais metais pabaigti, nes labai daug kryželių liko. Liko 20 tūkstančių, kaip sakiau, tai nežinau, nes vis dėlto tai yra Evas, ne ant kanvos. Bet stengsiuos kuo įmanoma daugiau pajudinti jį ir kad jų ves link pabaigos. Taip. Tai va, tai toks darbas, keliaujam toliau. Parodys dabar du savo pirmūnus, tai yra Viduržemio jūros sampleris, pradėtas 25 metais, yra išsiuvinėta 42%, irgi Anastasijos Jermakovos, viso 32 398 kryželiai, 30 solidų 3 blendai. Murano čia yra Evas ir siūlai DMC. Yra, kaip sakiau, kryželis, pusinis ir biesas ir mazgeliai. Per 25 metus išsiuvinėjau 11 972 kryželius. Tai labai nemažai, labai man patikęs procesas. Ir jis tiesiog veža, nes turi daug detalių, yra nesudėtingas, ryškus, vasarinis. Ir aš jau taip ketinu jį vesti į pabaigą. Kaip sakiau, aš neužsirašiau, kiek liko, bet liko šiek tiek daugiau negu pusę. Taip, bet yra daug bieso, biesas siuvinėjasi lengvai, aš jį mėgstu siuvinėti. Tai ir jisai greitai pajudina darbus negu kryželiai. Tai va, tai aš tikiuosi, kad šiais metais jau mes ir judėsim į pabaigą su juo. Tai va, na, kitas darbas.
Sekantis darbas, tai būtų mano irgi čempionas praeitų metų. Amishop Dimensions darbas, saldus nektaras, išsiuvinėta 66%. Per praeitus metus išsiuvinėjau 16 369 kryželius. Viso yra 27 746. Čia siuvinėjama yra 40 solidais ir 12 blendų ant tokios lindos, kuri yra kreminės spalvos. Rosaž siūlais, labai puikus siūlai, labai ilgas jų ilgis, labai patogus. Yra metaliko, kuris eina blendų su tokiu šviesiai rudu siūlu. Ir labai įdomus biesas. Liko 9399 kryželiai ir čia yra mano planas pabaigti jau iki vasaros pradžios. Taip, tai toks darbas, labai gražus ir mano svajonių darbas, šis kolibris ir šita lėkštė. Monikos Liu, neprisimenu autorės, Liu kažkaip baigėsi. Tai va, tai sekantis darbas. Kitas darbas yra žiemos sampleris, Mereškos firmos, pradėtas šiais metais. Viso yra 21 000 kryželių, 26 solidai, 5 blendai. Šviesiai žydra Murano, berods 32 kaunto Silver Moon. Pradžia buvo sausio 5, liko siuvinėti 20 000 kryželių. Ir siūlai čia yra DMC, bus 30 ant 32 cm darbas ir jis yra sudėtinis iš dviejų dalių. Tai būtų uždedami elementai ant atskiros skambutės siuvinėjasi ir pagrindas, kurį šiuo metu siuvinėju ant šito Evo. Tai va, labai gražus darbas, labai gražios ryškios puansetijos ir siužetai, ir paukštis yra sniegena ir taipogi namelis sniege. Ir čia yra serija šitų darbų. Nereali, tikrai siuvinėsiu ir tikėkime labai neblogai pasistumėsiu. Ir prieš paskutinis mano procesas, tai būtų Dimensions firmos paprastos kolekcijos laukinis skubėjimas, pradėtas 26 metais. Tai va, tuoj pažiūrėsiu informaciją, palikau savo knygelę kažkur tuoj. Wild Rush laukinis skubėjimas šiuo metu išsiuvinėta 28,6%. Viso yra 11 195 kryželiai, 15 solidų, 7 blendai. Čia yra dažyta 27 kaunto linda, mano dažyta arbata, siūlai GP Coats arba Dimensions. Čia yra ir kryželis, pusinis, biesas. Taip pat siuvinėjama yra ir viena gija, ir dviem gijom. Pradžia 26 sausio 4. Dalyvauja Facebooko grupės Kryžiukų namai projekte Ugninis arklys. Ir traukiami ten yra išsukama ruletė ir sužinomos normos ir kiekvieną mėnesį skiriasi tą normą. Liko išsiuvinėti 8533 kryželius. Ketinu šį pavasarį baigti arba vasaros pradžioje ir yra labai gražus procesas, labai dinamiškas ir labai įdomiai pamatai tą perėjimą, kaip tarkim siužetas išnyksta kanvoje. Tai pasiekiama yra vienos gijos pagalba ir pusiniais viena gija ir pereina tasai siužetas į tarsi niekur. Tai va, nesu siuvinėjus taip ryškiai, kad taip viskas tiesiog išplauktų gražiai. Tai va, čia yra Dimensions firmos meninis toks momentas. Tai va. Tai aišku, su šiuo gražiu procesu ir paskutinis mano, arba prieš paskutinis mano pradėtukas. Paskutinis pradėtukas mano yra zylių vainikas, My Brave Stitch. Viso jau yra jame 6730 kryželių, čia išsiuvinėtas gal kiek čia 1%, 26 solidai ant 28 kaunto lino, liko beveik virš 6000 kryželių, čia naudoju DMC siūlus
Ir labai gražus procesas, labai mėgstu zylės, jų Lietuvoje labai daug, čia Belgijoje kiek mažiau. Ne, iš viso aš jų tiesa nematau, matau žvirblių, šarkas, varnas, tokius paukštelius su oranžiniais pilveliais. Taip, o Lietuvoje daugiau paplitusios zylutės, tai ir jos, va, taip čia gražiai atsispindi ir su sniegu, ir uogom, žeminis procesas, tiesiog labai gražus. Tikiuosi gražiai žiūrėsis ant to lino. Na, pažiūrėsim, ar ne per tamsus linas, bet balta spalva turėtų gražiai atsispindėti, man atrodo. Gal turėtų gražiai atrodyti. Tai va, tai tokie mano pradėtukai ir parodysiu gal vieną bonusą, tokį, nežinau, tokį įdomų pradėtuką. Tai paskutinį. Tuoj. Toks projektas iš Spruce Stitching, 100 dienų siuvinėjimo kryželiu. Tai yra mažos paletės, turiu gal 60 elementų. Tai ketinu jau nebesisiųsti visų 100, užteks man ir, man atrodo, yra išėję virš 60 šitų. Čia įsispausdinau, kai buvo 58, tai yra nemokamas projektas. Spruce Stitching yra Australijos, Spruce Craft Co yra Australijos dizainerė. Tai va, tai čia yra kiekviename dizaine yra 100 kryželių ir yra atskiri elementai. Siuvinėja iš popieriaus, tai nežinau jokios informacijos, bet išsiuvinėta čia yra 10, tai reiškia 1000 kryželių. Taip, tai dar liko nemažai ir galima sakyti, toks įdomus projektas. Planų jam neturiu. Na, galima siuvinėti kelionės metu, nes yra ant popieriaus. Taip, tai tiek. Ir pažiūrime ir padarom kažkokį apibendrinimą. Tai šiuo metu turiu, tai va, paskaičiavus turiu 15 pradėtų projektų. Pasirodo, yra 3 ilgaamžiai pradėti 21 ir 23 metais. Tai va, po to turiu keletą pasilikusių iš 24. Na, tikrai, sorry. O, atėjo pilietis. Tai va, noriu pasakyti, kad turiu viso 15 pradėtų projektų. Labai mėgstu siuvinėti ant lino bei Evo. Supratau, kad turiu 3 didžiulius ilgaamžius, su kuriais aš nežinau, kada susitvarkysiu. Vidutinio dydžio projektus ir taipogi labai mėgstu gamtos motyvus ir ryškius darbus ir tai būtų, kad turiu planų jiems siuvinėti ir visi yra gan nemažai pajudinti, tai tuo labai, labai džiaugiuosi. Tai ką, noriu pasakyti ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito pasimatymo. Ačiū labai. Tai galite parašyti, koks projektas jums labiausiai patiko, kokį jūs norit matyti, kad aš labiau pasistumėčiau jam su juo. Tai va, noriu padėkoti, kad žiūrėjot. Ačiū labai. Parašykit gal, kuris projektas labiausiai patiko ar projektai. Susitiksim kitose video. Iki! Bonusas. Radau savo tokius pradėtus lygiojo siuvinėjimo grybus. Tai va, visai neblogai atrodo, gal reikia pabaigti, bet va, kas atsitiko, tai išnyko tas raštas, tai turiu tokį va motyvą ir galima pabandyti išsiuvinėti tiesiog iš naujo pasibraižius pieštuku tas detalės. Tai va, tai toks dar pusiau 16 pradėtukas. Na ką, iki!